Labas žmogau, sveikas atvykęs į Gustės kampelį. Tai yra šis kampelis tarp sofos ir langų, kurį susikūriau namuose, saugi vieta, bet tuo pačiu tai yra vieta šiame šurmulingame interneto pasaulyje, kur gali prisijungti tu, gali nurimti, gali truputėlį sustoti ir pasiklausyti visokių įdomybių iš mano gyvenimo, istorijų, prisiminimų, galbūt kartais kūrybos. Tai kviečiu tave labai maloniai prisijungti prie manęs, gali pasiimti sneką, užsipilti arbatos ir šiandieną norėčiau pakalbėti apie dienoraščius. Kadangi ta istorija yra gan ilga, aš ją užrašiau į kompiuterį, kad galėčiau perskaityti. Tai jeigu matys, kad aš žiūriu čia į šoną, tai dėl to. Tai iš tiesų dienoraščiai ir aš turim labai sudėtingus santykius jau nuo mano mažens. Ir tai yra dėl to, kad mano vaikystės dienoraščius sugriaužė žiurkės. Pirmyn. Gal reikia kažkokio audio, kažkokio džinglo, kad įeiti į kampelį. Gustės kampelis. Mano vaikystės dienoraščius sugriaužė žiurkės. Jaučiuosi, lyg kažką praradau. Mano vardas Gustė. Gimiau 2002 Vilniuje, Lietuvoje, tačiau augau tarp oro uostų ir sienų. Kai man buvo 7, su šeima išsikraustėme gyventi į Kazachstaną dėl tėvų darbo. Ten gyvenau 6 metus. Labas, ar nesupranti, kas vyksta? Ar esi visai naujoje aplinkoje ir pasaulis aplink tave nuolat keičiasi? Siūlau pradėti rašyti savo jausmus į mažą spalvingą knygutę. Dienoraštis, tavo naujas geriausias draugas. Gali jį rašyti, gali jį nerašyti. Gali visiems meluoti, kad jį rašai, bet iš tikrųjų nerašyti, nes nemoki rašyti. Dienoraštis, tavo naujas geriausias draugas. Skambink dabar ir gauk dovanų mažą plastmasinę spinutę, kurios raktelį iškart pamesi ir nebesugebėsi atidaryti knygutės. Tada turėsi spinutę nuplėšti. Arba beprasmiškai imsi ją daužyti, kol praeis noras ką nors rašyti. Dienoraštis, tavo naujas geriausias draugas. Produktas draudžiamas visoms nėščiosioms, smalsiems tėvams, senjorams, tavo draugui Tomui žaidimų aikštelėje su purvinais pirštais, bei mažiesiams broliukams ir sesutėms, kurie nori paviešinti tavo dienoraščio turinį. Dienoraštis, tavo naujas geriausias draugas. O jei iš tiesų tai pradėjau rašyti, nes rašė mano prosenelis, Petras Vasinauskas. Jis buvo žymus agronomas, tačiau net savo užrašuose minėjo, kad jei gyventų kitą gyvenimą, būtų rašytojas. Pas prosenelę namuose vis dar yra didelė lentyna su 100 prirašytų senų sąsiuvinių. Karts nuo karto ji man jos skaitydavo. Mažytė Gustė tai labai įkvėpė. Savo vaikišką viltim prisiekiau savo, kad parašysiu net daugiau nei jis. Gili, klaikiai šalta žiema. Toks buvo mano pirmas Kazachstano prisiminimas. Kadangi sostinė Astana, kurioje gyvename, yra geografiškai stepėje, nedaug kas apsaugojo šį miestą nuo sniego pūgų bei dvilypio klimato. Žiemomis siekdavo apie -40 laipsnių, o vasaromis +40. Vis dar ryškiai atsimenu tą tiršto vazelino jausmą ant žandų, kurį prieš išleidžiant mane su sesė į lauką, mama tepė ant veido, kad nenušaltume. Tada uždėdavo kailinę kepurę, kapišoną ir iki akių aprišdavo šaliką taip stipriai, kad pažvelgus į mane matydavosi tik 2 mėlynos sagutės, kurios karts nuo karto sumirksėdavo. Nors pradžioje buvo sunku prisitaikyti prie visai naujos kalbos, greit gaudžiausi, nes neturėjau kitos išeities. Man buvo 7, mane pasodino į mokyklos suolą, kur visi šnekėjo rusiškai ir kazachiškai, o pačią pirmą mokyklos dieną buvo rašybos testas. Savaime suprantama, kad jo neišlaikiau. Ėmiau rašyti žodžius, kuriuos išgirdavau ant popieriaus lapelių ir grįžus namo, klausdavau tėčio, ką jie reiškia. Neužilgo išmokau rusų. Tada išmokau anglų, tada pakeičiau mokyklą, nes atsidarė nauja. Pačią pirmą dieną susiradau tuometinę geriausią draugę pasaulyje, Sofiją. Sėdėjome prie vieno suolo, viena kitą taip prajuokindavom, kad tapome mokykloje žinoma duo. Viskas buvo tobula. Aš buvau tobula. Rinkau diplomą po diplomo, medalį po medalio už gerus mokslus, kūriau ir redagavau filmukus mokyklos pristatymams. Ėmiau save kūrybiškai atrasti, dalyvavau teatre. Kūriau muziką, buvau gera draugė ir gera mokinė, švytėjau kaip saulė, mano vidus virpėjo viltimi ir galimybėmis, o naktimis sapnuodavau močiutę sodą ir avietės ant vaikiškų pirštukų. Pasiilgdavau namų. Vasaromis vis grįždavome į Lietuvą. Tai buvo turbūt patys spalvingiausi laikai mano gyvenime. Tie oro uostai ir lėktuvai, tas jausmas, kai išvysti močiutę prie oro uosto vartų ir bėgi jos apsikabinti, kai išbadėjęs sukerti lėkštę šaltibarščių su bulvėmis iš daržo. kai nusiskini braškę, kai su kiemo draugėmis gamini kvepalus iš gėlių smėlio dėžės indelėse. Po 6 metų Kazachstane toliau vykome gyventi į Kosovą.
Kai reikėjo kraustytis, viską sukrovėme į didelės kartoninės dėžes. Buvo keistas jausmas – kraustytis. Buvau pasistačiusi nuostabų gyvenimą. Bet nors ir kiek verkė mano draugai, nors ir mokytojai sukūrė man atsisveikinimo filmuką, pati visiškai neverkiau. Nei per paskutinę mokyklos dieną, nei kai atsisveikinau su draugais. Bet tikrai ne dėl to, kad esu beširdė. Manau, tiesiog jaučiau per daug. Atsimenu, kaip nesugebu suvokti, kad tai mano paskutinis kartas einant pro mokyklos duris. Gal dėl to, kad vis dar gyvenu toje mokykloje, toje šalyje, nes niekad taip ir neišsikrausčiau. Dalis manęs žingsniuoja geltonais koridoriais ir dainuoja kazachiškas dainas su choru, lipa stepėmis ir ieško danguje erelių. Hey, recording again. Ha 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 ha. I don't know what to do next. Lots of traveling going on. So yeah, new school, new friends gonna start soon, which is horrible. Oh my gosh, I'm scared. Who wouldn't be? I mean, it's like... Aha. Čia aš rašinėjau, čia nieks neklauso. Čiuku. Nenulaužk šitą. Kad ir kokie buvo kintantis laikai, viską rašiau į dienoraštį. Na, dienoraščius. Dabar jų buvo bent 3. Ant kiekvieno pirmo puslapio užrašydavau frazę pašaliniams D, kaip medinis ženklas iš seniai matyto Mikės Pūkuotuko filmuko, kurį kadaise rodė tėtis. O tada išliedavau ryškiausias ir svarbiausias mintis, kaip jaučiausi, ką man reiškia kraustytis, ko pasilgsiu, ką pamilau ir ko ėmiau nekęsti. Nors keitėsi vietos, namai, šalis, dienoraščiai visada išliko. Dienoraščiai buvo mano, jie buvo saugus, o aš saugi su jais. Pasiekus Kosovą atsimenu, kaip labai jaudinausi. Man buvo jau 13 ir visos įmanomos paaugliškos baimės ėmė mintise augti kaip samanos. Atsimenu, kaip atsikėliau 5 ryto pirmą naujos mokyklos dieną, stebėjau pro langą kylant raudonos saulės blyną ir pirmą kartą leidau savo mintims truputėlį nutilti. Pagalvojau, kaip keista, man rodos pamiršau ilgėtis. O tada suskambo žadintuvas. Mokykla buvo grynas amerikietiškų high school stereotipas, tik tiek, kad mokiniai daugumoje kalbėjo albaniškai. Viskas buvo taip keista, kad ėmiau suprasti, kad galbūt aš pati buvau keista, o viskas aplink mane tiesiog buvo įprasta. Susidraugavau su klasiokė Livija. Ji gyveno netoliese, tad kartais užsukdavome pas ją ir jos 7 brolius ir seses į namus. Kažkodėl vis dar labai gerai atsimenu tą lengvą šurmulį ir jų namų šilumą. Užrašiau tai dienoraštį, o tada išgėriau mėtų arbatos ir nuėjau miegoti. Po kiek laiko sukabinau visus savo diplomus ir pasiekimus ir medalius ant sienos kambaryje. Nusprendžiau, kad galbūt taip galėsiu visat prisiminti Kazachstaną. Pradėjau eiti į muzikos pamokas, pianino bei dainavimo, neužilgo ir gitaros. Buvo keista, nes vietoj pykimo ant manęs, kad negroju natomis, o tiesiog kuriu dainas, šitie muzikos mokytojai mane palaikė, netgi skatino mane toliau kurti. Per daugelį koncertų grojau pačios parašytas dainas. Be galo mylėjau tos mokytojus. Tada atsidarė nauja mokykla ir aš perėjau į ją. Tačiau ji buvo dar keistesnė, kadangi tarptautinių mokinių buvo nedaug, mokykla buvo paprastas namas, o mano klasėje daugiau nieko nebuvo. Buvau vyriausia mokinė visoje mokykloje, o man buvo 14. Tačiau sėdėjau klasėje kartu su keliom jaunesnėm mergaitėm, nors darėm visiškai skirtingas užduotis. Manau, kitaip būtų buvę tiesiog per vienišą. Įsimylėjau ir tą mokyklą. Jaučiausi kaip visų mokinių vyresnė sesė, iš esmės jie ir tapau. Toliau kūriau filmukus, toliau rašiau dainas, bet kažkodėl manyje ėmė plėsti sunkus, liūdnas jausmas, kurio vis dar iki galo negaliu suprasti. Ir iki dabar apie jį parašiau dienoraštį.
Įdomus jausmas buvo metams atsikraustyti į Lietuvą. Daugiausiai dėl to, kad visiškai nesitikėjau, bet kadangi mama susilaukė mažojo broliuko, visi vieniems metams grįžome į Vilnių. Dar įdomesnis jausmas buvo, kai amerikietė klasiokė man aprodė Vilnių. Man, lietuviai, kadangi pasimesdavau jo gatvėse, taip seniai ten nebuvusi, kadangi nežinojau jų pavadinimų, jaučiausi kiek išdavikiškai sekdama ją akmeniniais senamiesčio keliais. Kokia iš manęs lietuvė, jei net nežinau savo miesto. Tada gimė broliukas, gimė pasaulis iš naujo. Kažkodėl viskas prisipildė juoko. Nežinau kodėl. Gal naujas gyvybės visada atneša tokius jausmus. O gal tik mano broliukas. Sakyk, hello. Hello. Kaip? How are you? Mokai sakyt, how are you? Hello. Hello. Kad ir kaip ten buvau laiminga ir gyvenimas nušvito. Apie tai parašiau į dienoraštį. Tada metai praėjo ir aš išvažiavau baigti mokyklos internate, Anglijoje, o tėvai atgal į Kosovą. Po kiek laiko jie vėl turėjo kraustytis, prieš kelis metus buvau jo aplankyti. Apie tai parašiau naujausiame dienoraštyje, numeris 7, o tada pagalvojau, kaip būtų įdomu dabar perskaityti visus praeitus jo numerius. Ėmiau jį ieškoti, neradusi apieškojau močiučių namus, senas dėžes, bet kadangi dabar turėjau daiktų tik tiek, kiek tilptų į vieną didelį ir vieną mažą lagaminą, pagal visus standartus ir reikalavimus visokių avialinijų, niekada su savimi neturėjau per daug daiktų. Keista. O kur visi mano dienoraščiai? Tėti, o atsimeni mano dienoraščiai tokie buvo? Gal kokie 6? Nežinai, kur jie? Tėtis kiek susigėdęs nutilo kitoje ragelio pusėje. Ir dar tokie, atsimeni, ant sienos buvau pakabinus visus savo diplomus, iš Kazakstano, visus medalius ten. Po akimirkos tylos tėtis pareiškė, kad jų jau nebėra ir nebebus. Pasirodo, besikraustant iš Kosovo į Pietų Afriką, kartoninės dėžės mūsų daiktų buvo labai ilgai gabenamos laivais ir traukiniais. Taip ilgai pasirodo, kad kažkokiam nelentam sandėly užsiveisusios žiurkės ėmė ir pragraužė mūsų daiktų dėžes. Jas atgavus Pietų Afrikoje, tėvai turėjo grąžinti, kad atgauti draudimo depozitą, o visi daiktai dėžėse tiesiog kažkur iškeliavo. Tylėjau. Tai visi mano dienoraščiai kažkur nežinia kur, mažytė Gustė manie nuvyto. Mano dienoraščiai. Mano vargšai dienoraščiai, kurių žadėjau parašyti net daugiau nei prosenelis, kurie buvo mano saugumas, kartais ir mano namai. Jų jau niekada nebeperskaitysiu iš naujo. Pravirkau. Kartais juokiuosi pagalvodama apie tos influencerius, kurie perka unclaimed baggage ar mystery packages. Galbūt kažkuris nors iš jų netyčia nusipirko mūsų senus daiktus. Mano medalius ir plakatus, mano diplomus, mano dienoraščius. O galbūt jie guli ir drėksta kur nors sąvartyne, kadaise kruopščiai raitytas rašalas ant lapų nublukęs. Lapai vėl tušti, lyg nieks ant jų ir nerašė, lyg nieks negyveno ir nejautė, lyg nieko nebuvo. Bet aš juk buvau. Nusprendžiau, kad nenoriu pamiršti. Nusprendžiau, kad stengsiuos atgaminti prisiminimus, jausmus, vėl iš naujo nuspalvinti kadaise buvusio dienoraščio puslapius mintimis. Nusprendžiau pasidalinti. Dieve. Šitiek daug savo gyvenimo praleidau kurdama, praleidau rašydama, niūniuodama dainas, praleidau filmuodama ir redaguodama ir šitaip bijojau dalintis. Vis parašydavo apie tai į savo dienoraštį ir tada praeidavo noras, o be to rodės niekam buvo nesvarbu. Galbūt niekam vis dar nėra svarbu, bet dabar man pačiai nesvarbu, kad kitiems nesvarbu. Noriu dalintis. Mažytė aš, ta, kuri lakstė po močiutės daržą įsivaizduodama fėjų karalystės, ta, kuri kruopščiai rašė melodijas, kuri naktimis klausėsi savo širdies, kuri filmavo kruopeles savo keisto ir spalvingo gyvenimo. Ji nori dalintis, o aš negaliu jai neleisti. Noriu, kad jai būtų saugi. Gal ir gerai, kad mano vaikystės dienoraščius sugriaužė žiurkės. Gal jei jos vis dar turėčiau, tebesislėpčiau už jų puslapių. Man pakaktų išreikšti mintis ant jų lapų ir gyvenčiau toliau. Bet dabar neturiu kur slėptis. O svarbiausia, nebebijau.
Tai šitiek iš mano gyvenimo istorijos. Iš tiesų, tai, kai buvau mažytė, kaip jau minėjau, labai norėjau kurti. Tai buvo mano hobis, mano svajonė didžiausia, mano noras ir pasiekimai ir taip toliau panašiai. Ir dabar, kai sėdžiu prie šią kamerą ir skaitau savo mintis ir rašinius, labai tiesiog apima šiluma ir džiaugsmas. Ir tikiuosi, kad mažytė Gustė manim didžiuojasi. Skatinčiau ir tave pagalvoti apie mažą save. Galbūt kokios buvo jo svajonės. Galbūt ir tu norėtum jomis pasidalinti. Man būtų labai įdomu išgirsti komentaruose ir šiaip tiesiog pabendrauti. Iš tikrųjų, nėra lengva. Kažkaip galvojau, bus lengviau, bet nėra lengva sėdėti prieš kamerą ir kalbėti ir šiaip būti atvirai apie savo jausmus, emocijas, galbūt net savo gyvenimo istoriją. Ir ypač man, kadangi aš negyvenau Lietuvoje nuo 7 metų, tai kartais aš suprantu, kad aš turiu šiokį tokį akcentą ir aš manau, kad tai girdisi ir kartais man pačiai gėda dėl to, bet aš stengiuosi. Tikrai pažadu, kad labai stengiuosi kalbėti lietuviškai ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios nusprendžiau kurti šį kanalą ir kurti jį lietuviškai būtent, kad galėčiau lavinti savo lietuvių kalbą ir stengtis gilinti žinias. Žinau, kad netobula, bet manau, per šį visą procesą supratau, kad galbūt net nebūtina, kad viskas būtų tobula ir galbūt viskas yra gerai, taip kaip yra. Šiaip neseniai radau seną diską pilną mano senai kurtų dainų, kai buvau paauglė. Pasakyk, kad nebijai paskęsti. Ir klausant apėmė tokią nostalgiją, tai manau būtų labai įdomu pasidalinti su jumis. Galbūt net sukurti tokį kaip reaction video, kur klausau savo senų dainų ir reaguoju jas ir aptariu temas arba jausmus, su kuriais kūriau. Tai visa tai vyks čia, šiame kanale, tai tikiuosi dar aplankysite jį. Noriu tau padėkoti, kad šitiek pažiūrėjai, kad šitiek išklausėjai, kad tau galbūt rūpėjo, kad sustojai, kad leidai savo truputėlį nurimti, nes, kaip jau minėjau, šiam šurmulingam ir išprotėjusiam pasaulyje, tai labai sunku šiais laikais. Yra dar tiek daug istorijų, kurias noriu papasakoti, taip kad jeigu tu, kaip ir aš, mėgsti dalintis, mėgsti kūrybą, mėgsti smalsumą, žmonės, nori sužinoti daugiau ir nori kurti saugią vietą, dar susitiksim toj pačioj vietoj, tuo pačiu laiku, kitą savaitę, šiame kampelyje, Gustės kampelyje, mūsų kampelyje. Ir jeigu nori nepraleisti, gali prenumeruoti arba laikinti šį video, būsiu tau labai dėkinga. Kągi, manau viskas. Ačiū ir iki. Ir viskas gerai, ir tas maškytės, tas namai, aš tūlą tai vienas savo namai, namai. Na dabar aš parodysiu.